Šatrijos ragana. Irkos tragedija. Įbėgus į kalnelį Sodno gale ir pamačius, kad saulė jau tik pusę veido težiūri pro savo auksinio rūmo angą, Irka skubiai surinko savo lėles ir nuėjo namo. Ji niekados neužsimiršta, teleidžiama būti Sodne lygi saulutei nusileidus. Kartais dar būtų darbo prie namelio, arba tai būtų gera dar valandėlę palaigyti su Džimu, bet ką padarysi. Mamytė taip liepia, o mamytės klauso visi mandagūs vaikai. Antra vertus, Irkai malonu daryti ką nors drauge su Saulute. Saulutė, prisižaidus ir prisijuokusi visą dieną padangėse, to jau pasislėps savo namuose. Ir Irka, prisibėgiojusi ištisą dieną Sodne ir kieme, taip pat pasislėps savuosiuose. Ji sparčiai kilnoja kojytes, nenorėdama pasiduoti saulei pralenkiama. Paskui ją trypsi savo baisiai kreivomis ir trumpomis kojomis Jim, jos širdingiausias bičiulis ir vienintelis draugas, juodas kaip aksomas taksas, ilgu, melancholingu veidu ir ausimis lygi žemės. Irka pagautomis akimis žiūri į Saulutės namą. Ak, jo gražumas! Visas auksinis auksitelaitis, o stogas rausvas kaip rožių žiedai, o langai violetiniai lyg žibutės. Prieš namą vartai įvairiaspalviai, spinduliuota karūna papuošti. Šviesu, linksma turi būti tame name. O Irkos namai štai tokie niūrūs ir tamsūs, ir tušti. Mamytės nėra, tad priešakinės durys užrakintos, ir Irka gauna eiti aplinkui. Po virtuvę bruzda Liudvė, su kuria Irka turi didelio noro pasikalbėti, o Jim tuo tarpu pašmirinėti po slaptingus virtuvės kampus. Bet Liudvei reikia eiti į ledinę, į malkinę, į 10 kitų vietų, tad Irkai nieko daugiau nebelieka tik eiti toliau. Ji eina per visą eilę didelių, tuščių, apmirusių kambarių, kuriuose briekis, išlindęs jau iš kampų, slenka į vidurį. Mergelė žingsnelių aidas lekia iš vieno kambario į kitą, žadindamas miegančius baldus. Jie bunda, purtosi ir tiesiasi, tikėdamiesi su džiaugsminga viltimi to jau ką nors ant jų atsisėsiant, į juos atsiremsiant, šiltą, gyvą ranką ant jų padėsiant, maloniai jais pasigrožėsiant, laukdamies to jau išgirsią linksmą pašnekesį ir juoką. Bet aidas akimirksniu tilsta, ir jie vėl sukniubę nerės į savo miegą. Tik valgomajame budriai tikčioja laikrodis, o kažkur kitame užklydęs uodas dainuoja savo aukštų diskantų. Įėjus į erdvų vaikų kambarį, su viena tik tai našlaitiškai baltuojančia lovele, Irka to jau imasi darbo. Reikia kuo greičiausiai guldyti lėles, nes vaikams nesveika gulti vėlai. Pataisius joms lovas, ji klupdo jas poteriauti. Nors jai mamytė niekada neliepia melstis, ji dėl to žino, kad taip reikia, ir jos lėlės meldžiasi kiekvieną vakarą. Pati atsiklaupus greta, ji balsu kalba maldos žodžius. Tėve mūsų, kursai esi danguje, ir duok mums duonos, ir atleisk mūsų kaltes. Amen. Irka žino, kad ten yra dar daugiau žodžių, bet niekaip jų neatsimena. Liudvė dabar vis neturi laiko ją pamokyti, o mamytė jos prašoma, sako, kad kaip jį užaugsianti ir norėsianti melstis, tai ir išmoksianti. Bet kad ji dabar nori, kaip kiti vaikai, kad daro. Tuo tarpu visai subrėško ir kelios žvaigždutės žvilgterėjo pro langą. Irka skubiai klosto lėles ir paėmusi Džimą, kuris jau buvo besnaudžias savo pintinėje, kelia jį ant lango, o paskui pati įsilipusi sėdasi greta jo. Į padangės jau išbėgo gerokas žvaigždžių būrelis ir priešais langą, virš seno maumedžio, jau uoliai mirkčioja Irkai jos mylimiausioji žvaigždutė. Mylimiausia dėl to, kad visada žiūri į pat Irkos langą
ir kad taip linksmai kinknoja jai auksinę galvelę. Bet Irka myli ir kitas, visas, nuo to laiko, kaip išgirdo iš Liudvės, kad žvaigždelės tai mirusieji ir nuėjusieji į dangų vaikai. Jiems ten labai gera. Dievulis yra jų tėvelis, o Dievulio motina jų mamytė. Ir jie visados yra drauge, ne taip kaip Irkos tėveliai. Ji čia su mamyte, o tėvelis toli Kaune. Kai jie visi buvo drauge, buvo taip linksma. Paskui jie ir mamytė atvažiavo čia. Buvo žiema, šalta. Paskui kalėdos. Ir kai mamytė parėdė eglelę, bet buvo nelabai linksma, nes tėvelio nebuvo. Paskui atvažiavo tėvelis ir atvežė daug dovanų. Paskui tėvelis parašė pasiilgęs Irkos ir jį važiavo į Kauną su tetule Brone. Su tėveliu matė kinematografe liūtą ir dramblį, gėrė tokio saldaus šokolado cukrainyje. Paskui tėvelis vėl atvažiavo ir atvežė Džimą. Dabar nebeatvažiuoja ir nebeatvažiuoja. Ir nei Dievulis, nei Dievulio mamytė niekados nesivažinėja su visokiais reikalais. Dievulis turi daug angelų ir siuntinėja juos, kur reikia. O Irkos mamytė vis tai šen, tai ten ir bevažiuojanti. Dabar mat tokie sunkus laikai, reikia visiems patiems darbuotis, nebėra ką siuntinėti. Ir tie žmonės taip baisiai vagia, reikia pačiai mamytei vis saugoti ir prižiūrėti. O danguje tikriausiai niekas nevagia. Į dangų tas teina, kas neturi nuodėmės, sako Liudvė. O vogti nuodėmė. Irka žino, ko mamytė neleidžia daryti, tai yra nuodėmė. Danguje yra tie vaikai, kurie klausė mamytės. Jie visi ten labai mandagūs ir geri. Ir kaip toms žvaigždutėms danguje linksma. Jų tiek daug, kad kartais išbėgs visos pažaisti į dangaus pievą, tiek jų yra, kiek gėlių toje pievoje pas malūną. Net mamytė sakosi negalinti jų suskaityti. Nebent tėvelis. Kai tėvelis atvažiuos, ji paklaus. Ak, kuomet atvažiuos tėvelis? Jau taip seniai yra buvęs. Kai atvežė Džimą, tuomet dar buvo pavasaris. Ir juodu ėjo žibučių į mišką. O dabar jau ir obuoliai prinokę, jau ruduo. Koks tėvelis geras, kad jai atvežė Džimą. Ji taip labai myli savo tėvelį. Ji prašė, kad jis nebevažiuotų į Kauną, kad čia drauge gyventų. Bet tėvulis sako, negalima, Irka, reikalai taip liepia, nieko nepadarysi. Bjaurūs tie reikalai, Irka jų nekenčia. Juk pas jūs, danguje, nėra reikalų, klausė ji žvaigždelių. Žvaigždelė šypso, krato galveles ir aukso kelėmis mirkčiodamos kužda. Nėra, Irka, nėra. Irka, sunkiai atsiduksėjusi, lenkės prie Džimo. Ar matai, Džim, danguje nėra reikalų, laimingos žvaigždutės. Bet Džim nieko nebegirdi. Negalėdamas lydėti savo ponios į svajonių karalystę, jis nuvyko kitur, į sapnų šalį, ir saldžiai miega, padėjęs ant Irkos kelių savo smailų snukutį. Tad Irka, nenorėdama vyti savo favorito iš to laimingojo krašto, švelni telaičiai glosto jį savo mažute rankele ir vėl, atsikreipusi į žvaigždes, tęsė toliau savo pasakojimus. Dabar, mamytei su reikalais išvažiavus, jai nebėra taip ilgu, nes į kiaurą dieną žaidžia su Džimu, o vakare kalbasi su jomis. Tik kai lietus lyja ir Dievulio mamytė neišleidžia žvaigždučių pabėgioti, tai jai taip ilgu. Irka merkia akis ir žiūri į savo mylimiausiąją žvaigždutę. Ir mato ilgus, auksinius siūlus, bedrykstant nuo žvaigždutės lik savęs pačios.
ir rodosi Irkai, kad žvaigždutė tiesia jai rankeles ir meiliai ją glamonėja. Paskui taip pat ji žiūri į antrą, į trečią, ir visos ją taip myluoja, ir šypso, ir kukžda. O, nulėkė viena žvaigždelė žemėn. O, ir antra. Kai žemėje kokiam vaikui labai ilgu, ir jis neturi su kuo žaisti, ir sėdi vienui vienas kambaryje, tai dievulis leidžia kokią nors gailestingą žvaigždę lėkti pas jį pažaisti. Ar net lėks kuomet nors ir pas Irką? Juk ir ji tokia vienui viena. Tiesa, ji turi Džimą, bet kad jis nieko nemoka kalbėti, nė vieno žodelio, o su žvaigždžių vaiku jis šnekėtų daug apie viską. Už lango sudundėjo, ir Irka, nebepaisydama, kad toks ūmus sujudinimas gali pakenkti Džimo sveikatai, akimirksniu nušoko nuo lango, nukėlė favoritą ir šaukdama mamytė parvažiavo, lyg kamuolėlis nuriedėjo per tamsius kambarius į priemenę. Atrakino duris ir puolė įeinančiai motinai į glėbį. Pasilgusi bučiavo jai rankas, kabinus ant kaklo, glaudėsi. Irka meldžiamoji, ne taip smarkiai, juokėsi motina. Leisk nusivilkti. Kad Irka taip be galo pasilgo mamytės. Kągi beveikia mano dukra? Ar sveika, ar linksma? Labai linksma, nes mamytė parvažiavo. Aš mamytė ir šiandien parlėkiau namo kartu su Saulute. Ji savo, aš į savo. Juk Irka mandagi mamytė. O ar tavo reikalai buvo šiandien mandagus? Ak, Irka, jie niekuomet nėra mandagus, vis tik įžūlūs ir nepaklusnus. Tad Irka ėmė guosti motiną, kad kai užaugsianti, padėsianti suvaldyti visus tuos nemandagiosius reikalus. Paskui papasakojo, ką darė šiandien Džimi, koks jis esąs protingas ir mandagus. Čiulbėjo lyg paukštelis, ir jos raudonos lyg rožės pumpuras lūpelės nesičiaupė nė sekundei. Bet netrukus motina pertraukė ją. Visa tai labai puiku, Irka, bet dabar valgy greičiau vakarienę, o paskui gulti. Žinai, kad vaikams jau seniai laikas. Irkos linksmos lūpelių vyšnelės ūmai ištiso žemyn. Mamytė, aš dar norėčiau pasikalbėti, aš dar turiu tiek daug papasakoti. Jau daug papasakojai, o kas liko pasakysi rytoj. Rytoj niekur nevažiuosiu. Irkos tamsiuose aksominėse, panašiuose į našlelių gėles, akise žybtelėjo ašaros. Bet kadangi mamytė verksmo nemėgo, tai jos neišriedėjo ant skruostelių. Šį kartą gal ji ir nebūtų jų pastebėjusi, nes kaip tik atsidėjusi kalbėjo su šeimininke, liepdama jai tuojau patiekti skanios vakarienės. Bematant atvyksęs ponas Gurskis, važinėjęs jos reikalais į apskritį. Su ponu Gurskiu tu dar ilgai kalbėsi, mamytė, tarė Irka neva klausdama, neva teigdama, o man reikia eit gulti. Koks čia klausimas, Irka? Žinoma, kalbėsiu. Užaugsi ir tu galėsi kalbėtis nors lig vidurnakčio. Valandėlę Irka tylėjo, gerdama arbatą. Mamytė, kuomet atvažiuos tėvelis? Nežinau. Taip seniai bebuvo. Gal koks 100 metų. Turbūt reikalai neleidžia, mamytė. Gal reikalai. Mamytė, juk žvaigždutės turi sparnelius. Tokius mažyčius, aukso plunksnelių. Juk kitaip kaipgi jos galėtų taip lakioti. Ak, Irka, kokias tu pasakas plepi? Vis tai liudvės mokslas. Palauk, žiemai būtinai paieškosiu tau mokytojos. Imsies mokytis ir sužinosi, ar žvaigždės turi sparnus, ar ne. Irkos galvelėje ūžė dar visas spiečius minčių ir klausimų, bet nė vienas iš jų negavo iš ten išlėkti, nes motina, greituoju mažumą užkandusi, nuėjo į savo kambarį. Irka, viena pasiliekusi, greit pabaigė vakarienę ir tuojau nuėjo gulti. Įėjusi pas motiną pasakyti labanaktis, rado ją besivelkančią gražų baltą rūbą.
Irka jis labai tiko, nes pro ažūrinius įsiuvius taip gražiai giedravo mamytės rankos ir su juo mamytė panėšėjo į baltą rožę. Ponas Gurskis nevalgys neskanios vakarienės, tik vis žiūrės į tave, mamytė, tarė jį rimtai apžiūrėjus motiną. Kaip tu daug šneki, tarškute, eik greičiau gulti. O kai aš užaugsiu, taip pat pasisiūdinsiu tokį rūbą su įsiuviais ir kalbėsiu su svečiais ilgai. Pasklido dundėjimas ir ponia Sofija skubiai ėmė baigti savo tualetą. O Irka nepuolė smarkiai ant kaklo labai nakčiai, kaip gebėdavo. Tik pabučiavo ranką ir paėmus žvakę nuėjo į savo kambarį. Čia kaip visados, pirmiausia nusiuntė pro langą labą naktį žvaigždelėms. Paskui pažiūrėjo, ar ramiai miega lėlės. Pagalios pabučiavo į snukutį Džimą. Bet viskas buvo ne taip malonu kaip visados. Irka juto, kad kažkas graužė ją krūtinėje ir jai buvo skaudu. Mamytė tikriausiai neateis sušukuoti jai galvelės nakčiai, nes beveik niekados neateina viešint ponui Gurskiui. Nė Liudvė neateis, nes turi paduoti vakarienę. O Irka pati dar nemoka šukuotis. Dėl galvelės tai niekis, bet vienai taip liūdna. O gal šį vakar kaip tik mamytė ims ir ateis. Tik vienai minutėliai. Tegu ponas Gurskis skaniai valgo savo vakarienę per tą minutėlę, o mamytė bematant ir pareitų. Negera, mamytė, negera. Skamba giliai Irkos sieloje. Kad tas ponas Gurskis nebūtų atvažiavęs, ateitų. Kam jis atvažiuoja? Mamytė sako, kad jis geras ir padedąs tvarkyti reikalus, bet Irka jo nemyli ir nemyli. Įlindusi lovelę, Irka atsiklaupė ir ėmė melstis. Tėve mūsų, kursai esi danguje. Bet tolimesni žodžiai kažkodėl šį kartą niekaip nesinėrė iš atminties. Tik iš sopamo širdelės gilumos išsiveržė karštas meldimas. Dievuli duok, kad visi tie bjaurūs reikalai galą gautų, ir kad ponas Gurskis negreit vėl atvažiuotų, ir kad tėvelis greit atvažiuotų. Žvaigždutės, paprašykit. Amen. Bet įsigūžinusi minkštą antklodę, Irkai vėl rados linksma. Ji ėmė mąstyti, kaip bus gera, kad žiemą atvažiuos mokytoja, ir ji pradės mokytis, ir išmoks rašyti, ir rašys laiškus tėveliui. Rašinės kasdien, ir tėvelis jai atsakinės. Jis seniai jau nori mokytis, bet mamytė vis užsiėmusi tais reikalais ir sako, kad ji dar suspėsianti. Paskui atsiminė, kad mamytė sakėsi rytoj niekur nevažiuosianti. Ji paprašys, kad eitų su ja į mišką. Ir Irkos širdelė patvino tokiu džiaugsmu, kad jame paskendo vis jos vargai ir skausmai. Ji užmigo linksmai bešypsodama. Ryto metą Irka, pavalgiusi pusryčius, nubėgo su Džimu į savo namelį sodne. Lauke buvo taip gražu, saulėta ir šilta, kad nemąstyti nenorėjo apie kambarį. Irka betgi, pažaidusi kurį laiką, nubėgo namo, spėdama mamytę jau būsiant pabudusią ir skubėdama jai pasakyti labą dieną. Kambariuose sutiko Liudvę, kaip tik benešančią pusryčius poniai į lovą. Tad žinodama motina jau nebemiegant, šokte įšoko jos kambarį, lyg jauna įsilaigiusi ožkelė. Ir smarkiai nubučiausi tebegulinčią lovoje mamytę, ėmė skambėti kaip sidabrinis varpelis. Mamytė, aš taip norėčiau šiandien eiti į mišką su tavim. Tokia graži diena. Ar eisi, mamytė? Gerai, tuojau po pietų. Pasimsime pintinėlės, gal rasime grybų. Irkos akys sužibo neapsakoma laimė. Mamytė, Džim ir aš. O kaip bus linksma. Valandėlę patylėjus, paklausė nedrąsiai. Mamytė, o ar ponas Gurskis šiandien neatvažiuos? Kodėl klausė? Turbūt ne. Turbūt ne, juk vakar buvo.
ar ir šiandien vėl? Gražu, Irka. Jei myli mamytę, tai turi džiaugtis ponui Gurskiui atvažiavus. Jis toks geras mamytei, tiek man padeda. Ir tau geras. Ar seniai džiaugiais jos skaniais saldainiais? Jau seniai jų nebėra ir nebenoriu daugiau, nes kai jis atvažiuoja, mamytė manęs nebemyli. Aš noriu, kad atvažiuotų tėvelis. Niekus plepi, Irka. Vaikų noro niekas neklauso. Kaip mamytė nori, taip ir turi būti. Jei taip vis imsi reikšti savo norus, tai iš tikro tuomet tavęs nebemylėsiu. Irka prižadėjo būti labai mandagi ir nuvedė motiną pas savo namelį, parodyti naujų įrengimų ir naktį jos darželyje pražydusių gėlių. Paskui mamytė nuėjo namo, o Irka, pasilikusi sodne, ėmė dirbti iš smilčių darželį prieš savo namelį ir kaišyti jį gėlėmis. Iš pradžios viskas ėjo puikiausiai, bet paskui Jim irgi prasimanė žaidimą. Ėmė traukioti iš darželio savo ponios įdaikstytas gėles. Ponia barė jį ir norėjo jas išrauti jam iš snukučio. Jis bėgo nuo jos, ji vijosi. Ir buvo gainiojimos, linksmybės ir džiaugsmo be galo, be krašto. Irkos juokas ir Džimo lojimas skardeno visą sodną. Taip nardės juodu saulėje lyg žuvis vandenyje, kol Liudvė atėjusi pašaukė Irką pietų. Ar Irka žino, kad yra svečių, tarė Liudvė, ką tik atvažiavo ponas Gurskis. Irka nežinojo. Ūmai jos linksmumas užgeso lyg užpūsta žvakė. Gal mamytė neis dabar į mišką, dingtelėjo jai į galvą. Ponia Sofija ir ponas Gurskis sėdėjo jau už stalo valgomajame. Padavus svečiui rankelę ir klupterėjus, Irka atsisėdo savo kėdelėje. Kągi beveikia panelė Irena ir jos malonybė Jim, paklausė ponas Gurskis, kreipdamasis į Irką. Aš nesu jokia panelė Irena, aš esu sau Irka ir gana, atsakė Irka kažkokiu šauniu balsu. Ponas Gurskis nusijuokė. Originali moteriškė užaugs tamstos duktė, ponia Sofija. Užuot džiaugusis panele vadinama, kaip suaugusi, ji užsigauna. Mano duktė pradeda truputį kaprizytis, tarė ponia Sofija, šauniai pažvelgusi į Irką. Irka nieko jau nebesakė per visus pietus. Pavalgiusi ir priėjusi prie motinos padėkoti, ji paklausė. Mamyte, ar eisime į mišką, kaip prižadėjai? Tai pareina nuo svečio. Paprašyk mandagiai poną Tadą, gal sutiks. Eitumėm visi drauge. Tegu Irka gražiai mane paprašo, tai gal ir eisiu, tarė ponas Gurskis. Visi drauge, tai mažas džiaugsmas Irkai. Kai jis ponas Gurskis, mamytė su ja nei kalbės, nei ką pasakos, tik vis su ponu Gurskiu. Todėl neatsakydama svečiui, ji tarė motinai. Mamyte, mudvi palauksime, kol svečias išvažiuos, o paskui eisime. Esi be galo vaišinga ir labai mandagi, Irka, tarė paraudusi ponia Sofija. Man labai skaudu turėti tokią dukrelę. Irka stovėjo nuleidusi akis ir nervingai suko aplink pirštelį savo mėlynos prijuostėlės galą. O kas bus, Irka, jei aš išvažiuodamas vešiuosi kartu ir tavo mamytę, ką? Irka pakėlė didelės tamsias akis, kuriuose dabar lyg rasos lašai našlelėse žibėjo ašaros, ir iš kurių žiūrėjo skausmas, ir žvilgterėjo į poną Gurskį. Tamsta neturi teisės, tamsta ne tėvelis. O, ponia Sofija, dukrelė ne juokais ima tamstą tironizuoti. Atsargiai. Ne veltui taip panašiai tėvą. Aš nuo savęs patarčiau tą spacierį į mišką atidėti kitam kartui, o šiandien, naudojantis liuosų laiku, važiuoti apžiūrėti tų ąžuolų, kuriuos tamsta nori parduoti. Jei tik tamsta netingi, tai žinoma. Karštai aprobuoju tą projektą ir tuojau liepiu kinkyti arklį. Tuo tarpu rasos karolėliai taip padidėjo, kad ėmė tekėti nuo našlelių ant Irkos skruostų. Ji išbėgo iš valgomojo,
ir atsisėdus ant žemos kėdelės savo kambario kertelėje, ėmė tyliai verkti, prispaudus rankeles prie kaktos, lyg desperacijos apimtas žmogus. Mamytė neis į mišką, o juk prižadėjo, išvažiuos su ponu Gurskiu ir kažin kada sugrįž. Bjaurus tas ponas Gurskis, bjaurų bjauriausias. Kaip tas piktasis žąsinas, kurio Irka taip bijo. Ir vakar buvo, ir šiandien, ir rytoj, ir dar rytoj, ir dar, ir visados. O Irka vis viena, tik su Džimu. Tarsi atspėjęs savo mažąją ponę, mąstant apie jį šią valandą, ir nusijausdamas esąs vienintelė jos paguodėlė, Džim priėjęs bakstelėjo ją savo smailiu snukeliu. Tai taip sugraudino Irką, kad paėmus prietelį ant kelių, priglaudė prie jo ištikimos galvos savo veidelį ir ėmė kūkčioti dar stipriau. Džim žiūrėjo į ją rimtomis, palankiomis akimis ir rodė savo šunišką užuojautą, kartkartėmis laižydamas jos šlapią skruostelį. Valandėlę paverkus, Irkos galvelėje ėmė švytuoti linksmesnės mintys. O gal mamytė nevažiuos, gal kitaip sumanė, gal pasigailėjo jos. Ji eis sužinoti. O jei važiuos, tai ji paprašys, kad greičiau sugrįžtų ir kad leistų ją eiti į mišką su Liudve. Ir pabučiuos mamytį į ranką, kad nemandagiai pasakė valgomajame. Ji rūpestingai nusišluostė veidelį ir akis ir nubėgo į valgomąjį. Bet čia nebebuvo nieko. Išgirdusi pianino garsus, ji nubėgo į saloną. Ponia Sofija sėdėjo už pianino, o šalia jos stovėjo ponas Gurskis ir pasilenkęs tartum kažką kalbėjo jai į ausį. Ir kai įėjus, jis ūmai pasitraukė toliau. Mamyte, pradėjo Irka bebėgdama, bet daugiau nebeištarė nieko, pertrauktas smarkaus visos paraudusios motinos šūkterėjimo. Kodėl Irka nežaidžia lauke? Kam čia švaistos po kambarius? Tuojau į sodną. Kaip Irka gyva buvo, niekados mamytė nebuvo jai taip kalbėjus. Todėl dabar jis stovėjo vietoje lygi besta, stulpeliu pavirtusi, išplėtusi akis ir išsižiojusi. Motina priėjus pasuko ją atgal šiurkščiu judesiu ir dar stumtelėjusi tarė: Na, marš į sodną. Didelės, karčios gėdos ir pykčio bangos pakilo Irkos širdelėje ir užliejo ją visą. Ji ėjo iš salono tyčiomis kuo lėčiausiai ir gretimame kambaryje sustojo pas langą, be minčių pro jį žiūrėdama. Pro atdaras duris atsklido pas ją motinos balsas. Iš tikro, Irka gali užaugti tokia despotė kaip jos tėvas. Reikia jai griežtesnių priemonių. Ak, nors kartą visiškai, absoliučiai užmiršti to tėvo egzistenciją, sakė pono Gurskio balsas. Kaip tai baisu, kad tarp mudviejų vis turi stovėti būtybė, taip arti surišta su tavimi ir tuo kitu. Kiek kartų pamatau tą mažąją, tiek kartų tiesiog fizinis skausmas varsto mane visą. Tu negali atjausti, mylimoji, koks baisus man toks vaizdus atminimas, kad jau esi buvusi kito. Matau, kad mano ponas mažumą atsilikusių įsitikinimų. Prisipažink, kas kad esu buvus, bet dabar tik tai tu. Irka girdėjo visą tą pašnekėsi, bet žodžiai atsimušė nuo jos sąmonės, kaip žirniai nuo sienos. Jos mąstymas buvo lyg paralyžuotas. Jis stovėjo čia dėl to, kad joje pakilo noras tyčiomis daryti ne tai, ką liepė motina. Ir dar dėl to, kad jutos tarsi paklydusi dideliame miške ir nežinanti, kur eiti nei ką daryti. Bet išgirdus paskutinį sakinį, ji lyg pabudo. Kodėl mamytė sako ponui Gurskiui tu? Nustebo. Juk jis nei mano dėdė, nei tėvelis. Ir juk dar per pietus sakė tamsta. Tėvelis. Irkos galvelėje staiga švystelėjo mintis ir jos varoma, ji tyliai nuėjo į savo kambarį. Dabar jos akys buvo visai sausos, nors maža širdelė verkė iš skausmo. Kažkoks užsispyrimas ir apmaudas pridėjo antspaudą prie jos ašarų šaltinio. Nebemyli jos mamytė, nebemyli.
Tai baisiai sugėdino ją, tam ponui Gurskiui girdint ir matant. Išvarė kaip kokį šuniuką. O juk ji buvo mandagi, tenorėjo vien paprašyti, kad leistų į mišką su Liudve. Mamytė niekados lig šiol taip jai nebuvo padariusi. O dabar ir valgomajame, ir salone šneka su tuo nemylimuoju, bjauriuoju ponu kažką ant jos ir ant tėvelio. Irka viso ko nesuprato, bet jaučia, kad mamytė dabar daugiau myli poną Gurskį negu ją ir tėvelį. Todėl ji žino jau, ką padarysianti. Ji važiuos savo pas tėvelį. Pas savo mylimiausiąjį, brangiausiąjį, visame pasaulyje geriausiąjį tėvelį. Tėvelis niekados jai taip nepadarytų. Tėvelis Irką taip myli, taip myli. Ji gali važiuoti, nes turi pinigų. Ir nebijo, nes jau yra važiavusi su tetule ir viską žino, ką reikia daryti. Irka pamatė pro langą vežėją, atvažiuojant prie prieangio su vienu arkliu pakinkytų brikeliu. Tuojau išėjo į kiemą mamytė ir ponas Gurskis ir įsisėdė išvažiavo dviese. Mamytė neatėjo nesisveikinti su Irka. Virktelėjo mergelės siela. Ir tuojau vėl pakilo karti apmaudos banga. Tegu mamytė važinės su tuo ponu, tegu kalbas, tegu groja, o Irka važiuos savo pas tėvelį. Ir negaila jai mamytės, negaila. Į kambarį įėjo Liudvė. Ponia liepė pasakyti Irkai, kad nesėdėtumei kambaryje, bet žaistumei sodne, tarė. Tuojau eisiu. Sakęs gal tik vakare te parvažiuosianti. Aš pro savosiu kredense, jei ko reikės, ten mane rasi. Liudvė išėjo, o Irka ėmė skubiai rengtis į kelionę. Įstoti te buvo 2 kilometrų. Kelią Irka žinojo gerai, nes daug kartų buvo juo važiavusi ir ėjusi su motina. Ji žinojo taip pat, kad tuojau išėjus, ji dar suspės į traukinį einantį į Kauną. Tad pirmiausia išėmė iš spintos gražų krepšiuką, kurį vežęs keliaudama į Kauną pavasarį. Paskui įmurdė į jį savo gražiausią baltą jupelę ir keletą labai mėgstamų margais kraštais nosinėlių. Kaip gaila, kad negalima pasiimti visų lėlių. Irka nusimano tiek daiktų nepanešianti, be to krepšelyje labai nedaug tėra vietos. Tad valandėlę pasviravus, ji renkas mažiausiąją, labiausiai jos globos reikalingąją lėlę, neužmirždama įkišti kartu ir jos rūbelių. Ant lango stovi graži geltona kriaušė, kurią Irka vakar rado sodne ir ketino atiduoti mamytei. Bus tėveliui lauktuvių, sako Irka ir kiša kriaušę. Kriaušė priminė turint dar kelis gautus iš motinos saldainius. Ir saldainiai eina į krepšelį, tėveliui. Sukrovus daiktus reikėjo apsitaisyti. Gera būtų apsivilkus kitą, gražesnę jupelę, bet kad Irka pati nemoka jos užsekti užpakalyje, o Liudvės prašyti negalima, nes ji neleis Irkos vienos važiuoti. Na, užteks ir tos pačios, dar nėra labai nešvari. Irka mauna savo skrybelę su raudona kokarda, velkas vasarinė apsiaustėlį. Į kišenę dedas gražią geltoną piniginę, tėvelio dovanota, kurioje raudonuoja 10 naujutėlaičių litinių. Ima krepšelį ir pavadinusi Džimą, išeina iš namų atsargiai, kad niekas jos nepamatytų. Eidama mąsto Irka, kas bus, kai mamytė parvažiausi šį vakar, jos neberas. Irka nebeišbėgs atidaryti durų ir nebesutiks mamytės. Liudvė pasakys, kad Irkos niekur nesą, nei sodne, nei kieme, nei kambariuose. Mamytė manys, kad ji viena su Džimu nuėjo į mišką ir tenai suėdė juodų vilkas kaip raudonąją kepuraitę. O jis sau tuo metu sėdės ant tėvelio kelių. Mamytė nerimaus, gailėsis Irkos, ieškos, o gal ir verks. Gerai, gerai, kam Irkos nebemyli, kam vis su tuo bjauriuoju ponu Gurskiu. Stotyje daug žmonių. Irkai radosi baugu ir jos širdelė plasnoja kaip sugautas paukštelis.
Tačiau susitelkus visas savo jėgas, ji drąsiai stojas užpakalyje kelių žmonių, dar tebestovinčių prie kasos. Ji gerai atsimena, kaip dariusi, važiuodama į Kauną su tetule, kuri leido ją pačią nusipirkti bilietą ir priėjusi prie langelio, deda pinigus. O paskui pamačius už jo pažįstamą stoties viršininką, mandagiai klupterėjus, sako balsingai: prašau į Kauną, pusę bilieto 2 klasės. Viršininkas pažiūrėjo, šypterėjo ir padavė bilietą. Irka įsikišo jį kartu su likusiais pinigais į kišenėlę ir paėmus ant rankų Džimą, kad nepaklystų, eina į peroną. O traukinys jau beatbėgąs. Irko širdelė nesiliauja smarkiai plakusi. Ji ieško akimis 2 klasės vagono ir radus eina prie jo durų. Bet durys uždaros, niekas į jį nesisėda ir Irkai rodos, kad traukinys nueis sau, o ji pasiliks. Bet tą pačią valandėlę durys verias ir iš vagono lipa kažkoks ponas. Irka krūptelėjus prašo jį nedaryti durų, o ponas toks geras dar padeda jai įlipti ir paduoda jai Džimą. Vagono skyriuje tik tai vienas ponas knarkia, išsitiesęs ant suolo. Irka sėdas ant antrojo, pasodinus šalia Džimą, ir tuo jau pat jaučias bevažiuojanti. Mamyte, mamyte, pravirko jos siela. Bet to jau pat šalia mamytės atsistojęs juodas šešėlis užtemdė ją, ir viskas Irkoje ėmė šaukti: mamytė nebemyli manęs, nebemyli. Ir rodos jai, kad traukinio tekiniai besisukdami vis dainuoja: mamytė nebemyli Irkos, nebemyli. O paskui pas tėvelį, pas tėvelį, pas tėvelį. Irka ima žiūrėti pro langą ir savo įspūdžius tyliai pasakoja pati savo. Šit žmogus važiuoja keliu, o paskui jį koks gražus kumeliukas. Turbūt žmogus buvo turguje ir pirko vaikams gražių lauktuvių. Tai džiaugsis jie savo tėvelio sulaukę. Šit mergelė, tokia pat kaip ji, gano avis. Ir Irka norėtų ganyti tokias meilias aveles. Tik žąsino ji bijo. Šit vaikų būrelis sėdi ant vejos, pas trobelę. Kaip jiems gera, kad jų tiek daug. Ir jų mamytė tikriausiai gyvena drauge, toje trobelėje. Be galo viskas įdomu ir gražu. Irka tarės tevažiuojanti kokią minutę, o traukinys jau besustojęs stotyje. Ji žino, kad dar bus 3 stotis, o paskui jau tėvelis. Tik tai dabar dingtelėjo ją į galvą, kad tėvelis baisiai nustebs pamatęs ją atvažiavus vieną pačią. Gal supyks, juk vaikai vieni nevažinėja. Ne, to Irka nebijo. Tėvelis niekados dar nebuvo ant jos supykęs. Tėvelis ją labai, labai myli. Ji pasakys, kad negali būti pas mamytę, nes mamytė jos nebemyli. O paskui ji tiek prašys tėvelį, kad kartu su ja važiuotų pas mamytę ir kad vėl visi būtų drauge. Tėvelis padės mamytei nudirbti visus reikalus ir pono Gurskio nebereikės. Irka tiki, kad tikriausiai tai bus ir jai darosi linksma. Į vagoną įėjo kažkokia ponia ir ėmė kalbinti Irką. Kur važiuoji, mažytė? Aš važiuoju pas tėvelį į Kauną. Su kuogi važiuoji? Su tėveliu? Ne, aš su Džimu. Gerai, tu su Džimu, bet kas su tavim? Nusijuokė ponia. Niekas, aš tik viena su Džimu. Kaip, viena? Tokia maža? Aš ne tokia maža, aš jau einu 7 metus. Tiesa, esi didelis asmuo, bet vis dėlto kas tave taip išleido? Irka nieko neatsako ir vėl ima žiūrėti pro langą. Ji bijo, kad ponia, paėmus ją, nesugrąžintų namo. Valandėlę patylėjus, ponia tarė. Žinai, vaikeli, verčiau pasisodink savo Džimą ant kelių. Ateis konduktorius tikrinti bilietų ir pyks, radęs šunį ant kanapėlės. Irka to jau taip daro. Netrukus iš tikro įeina konduktorius.
Pažiūrėjęs Irkos bilietą, klausė. O šuniukui bilietą turite? Aš nežinojau, kad reikia. Aš būčiau pirkus, sako Irka labai išsigandusi. Jos širdelė vėl laksto krūtinėje lyg žvirbliukas, uždarytas narvelyje. Žinoma, kad reikia. Tai kas dabar bus? Irkos akys ūmai randasi sklidinos ašarų. Jai rodos, kad konduktorius tuojau pagrobęs Džimą mes jį pro langą, nes jis važiuoja be bilieto. Jis stipriai spaudžia prie savęs šunelį, tvirtai pasiryžusi jo neduoti. Tegu kartu meta ir ją. Prašau nemesti pro langą mano Džimo, tarė jį virpančiomis lūpelėmis, pakėlus savo didelės ašarotas akis ir maldingai žiūrėdama į konduktorių. Aš dar turiu pinigų, aš galiu užmokėti už bilietą. Veizėkit ir pinigų beturinti. Na, jeigu tas Džimas toks brangus, tai šį kartą jam dovanosiu. Bet daugiau tai nedrįsta keliauti be bilieto. Juokdamasis sako konduktorius ir eina toliau. Paskui ponia vaišina Irką skaniu pyragaičiu, kuriuo jis sąžiningai dalijasi su Džimu. Irka, matydama ponę esant labai gerą, pradeda su ja kalbėtis. Ar tamsta turi dukrelę? Ir net ne vieną, bet 3. Ir dar vieną berniuką. O, kaip gera, kaip jiems linksma tokiame būryje, gėris Irka. O su kuo jie paliko namie? Su tėveliu. Ir tėvelis yra drauge? Žinoma. Irka klausinėja dar, kuo vardu vaikai, kokių turi žaislų, ką daro. Ponia į viską maloniai jai atsako. Bet ir pati ponia yra smalsi ir matyti, norėtų sužinoti, kas čia yra, kad Irka keliauja viena. Tačiau ji nieko negali iškvosti. Mergelė ūmai čia randas gudri ir tiek tesako, kad ji jau esanti važiavusi į Kauną, kad mokanti važiuoti traukiniu, kad mamytė esanti labai užsiėmusi reikalais ir kad netrukus jį grįšianti namo kartu su tėveliu. O Irkos sielelė tuo tarpu dejuoja. Ir tiek vaikų, ir tėvelis drauge. O Irka viena, ir tėvelis toli, ir mamytė jos nebemyli. Galop Irkai nusibosta besėdint, ir ji ėma bėginėti nuo vieno lango pas kitą, o pastebėjusi ant ponios rankos laikrodėlį, ima tolydžio klausinėti, už kiek minučių ji pamatysianti tėvelį. Gavus atsakymą bėga pas langą niūniuodama. Už 40 minučių pamatysiu tėvelį. Už 40 minučių pamatysiu tėvelį. Praslinkus kelioms minutėms vėl klausia. Juo minučių eina mažyn, juo didyn eina jos nekantrumas. Poniai paklausus, kaip ji nuvyksinti iš stoties pas tėvelį ir kad sako padarysinti kaip tetulė. Pašauksinti vežėją, įsėsinti į briką, įkelsinti Džimą ir paprašysinti važiuoti į Kęstučio gatvę. O nuvažiavus užmokėsinti vežėjui, nes dar turinti daug pinigų. Bet ponia sakosi pati važiuosinti kaip tik pro tą namą ir nuvešinti Irką. Irka rimtai ir kaip pritinka savarankiškai keliaujančiai moteriškiai atsako. Aš mokėčiau ir pati, bet jei tamsta tokia maloni, labai ačiū. Išlipus Kaune, Irka dairosi į visas puses, be nepamatys žmonių minioje savo tėvelį. Bet jo nėra. Važiuodama gatve, ji, pamačiusi iš tolo kiekvieną augalotą poną, šokinėja aukštyn ir sako sujaudinta. O, ar tik ne tėvelis eina? Bet privažiavus arčiau, mato, kad apsiriko. Ji iš tolo pamato tėvelio gyvenamąjį namą ir iš to džiaugsmo taip ima sukinėtis po briką, jog ponia gauna laikyti ją už rankos, bijodama, kad neiškristų. Vežėjui sustojus, ji traukia iš kišenės savo piniginę jam užmokėti, bet poniai neleidus, greituoju atsisveikina su ja, žaibu šoka iš briko kartu su Džimu ir tekina bėga į namą. Spaudžia varpelį ir vos tepastovi vietoje. Ištisi metai praslinko nuo paspaudimo lig tos valandos, kada Irka išgirdo gilumoje žingsnius, kada griežterėjo raktas, žvangterėjo grandinė ir galų gale atsivėrė negailestingos durys. Puola pro jas Irka
ir nepaisydama nustebusios tarnaitės, lyg paleista iš Saidoko strėla, lekia tiesiai į tėvelio kabinetą, kuris dažniausiai sėdėdavo besidarbuodamas už rašomojo stalo. Ištiestos rankelės jau pasirengusios apkabinti tėvelį, šypsančios lūpelės šaukia: "Tėvel, aš atva..." Tolimesni žodžiai miršta ūmai jos burnelėje. Ištiestos rankelės krinta žemyn. Krėsle, pas rašomąjį stalą, sėdi ne tėvelis, bet kažkokia nepažįstama jauna ponia. "Kame tėvelis? Aš atvažiavau pas tėvelį." Išplėstos Irkos akys išsigandusios žiūri į nepažįstamąją. "Kas tokia esi? Iš kur atsiradai?" klausia toji, irgi nustebusi. "Aš esu Irka. Aš atvažiavau pas tėvelį." "Išsiųsta motinos tėvo ant sprando? Ką čia dirbsi? Tėvui nėra laiko suostis su tavim." Balsas skamba žiauriai, o akys žiūri į Irką kaip plieninės. Kas yra ta svetimoji ponia, sėdinti savo tėvelio fotelyje, kuriame vienas tėvelis sėdėdavo ir kartais seniai mamytė? Kodėl ji taip baisiai žiūri į Irką ir taip piktai kalba? Irka negali atsakyti savo į tuos klausimus, tik rodos jai, kad ją kažkas įstūmė į gilią duobę, kurioje tamsu ir baisu, ir ėmė geležiniais nagais draskyti jos širdelę. Ir ji išsiveržė balsingu, smarkiu verksmu, kokiu dar niekuomet nebuvo verkusi. Ji žengė kelis žingsnius pas otomaną ir ten susirietus verkė ir verkė, kratoma kūkčiojimu. Jos gražusis krepšelis iškrito iš rankos, skrybėlė su raudona kokarda nusmuko ant ausies. Išsigandęs Jim prieina ir padėjęs priešakinės kojelės ant otomanos, laižo savo nelaimingosios ponios šlapią veidelį.